Sveiki visi, aš Laurinas ir čia yra front flipo tutorialas. Pirmą noriu pasakyti, kad aš dabar tikėjausi, kad tu nukreipsi kamerą, bet tu nenukreipi. Gerai, einam prie front flipo žingsnių. Gročia. Kuomet pradeda daryti front flipą, vienas iš svarbiausių dalykų yra tai, kaip jūs įsibėgėjat ir kaip atsispirite nuo kojų. Daugelis pradinukų daro tą pačią klaidą. Kuomet jie pribėga, pirmas dalykas, ką jie daro, tai jų pribėgimas yra toksai. Tai yra visiškai neteisingai. Žingsnis turi būti labai nedidelis. Jūs atsispirite nuo jums patogios kojos ir labai netoli greit prišokate ant savo dviejų kojų. Jeigu norite padaryti kuo aukštesnį front flipą, jūsų kojos prieš atsispiriant turi eiti šiek tiek prieš jūs. Jeigu bus lygiai su jumis, jūs skrisit per daug į priekį ir jūs bus žemas. Aišku, vėliau, kuomet išmoksit front flipą gerai daryti, jau galėsit tokiais dalykais manipuliuoti. Ir kitas dalykas, ką pradinukai daro blogai, jie nepašoka į aukštį, o jie iš karto pribėga ir griūna pačion, iš karto bando daryti visą flipą. Jie maždaug tai daro šitai va. Taigi, iš pradžių mokinkitės teisingai pribėgti. Dar kartą parodysiu. Blogas pribėgimas yra toksai. Geras pribėgimas. Šuoliukas yra labai nedidelis. Taip pat patarčiau atsispirti nuo pėdučių. Nedėkit pilnų pėdų. Taip irgi flipas bus kuo aukštesnis. Kuomet išmokite gerai atšokti nuo savo dviejų chicken legsų, tai yra labai svarbus rankų judesiai. Kuomet jūs pribėgat ir atšokat, jūsų rankos, jūsų šiaip visai pečiai, visas korpusas turi mesti juos kuo aukščiau, labai viršų. Ir visų pirma pajauskit, kad jūs iššokot ir tik tada pradėkit suktis. Jau kaip ir sakiau, dauguma pradinukų daro tą pačią klaidą. Pribėga ir iš karto save meta apačion. Tik tai bando suktis. Iš pradžių iššokit ir tada pradėkit suktis. Iššokat, rankas metat apačion ir tuo pačiu stenkitės krūtinę prie kelienių savo palenkti ir tada paimti grupiruotę. Nebandykit kelienius prie krūtinės, nes tada krisit ant galvos. You what, mate? Tai gerai, prisimenam visus žingsnius. Jūs pribėgat, šuoliukas prieš iššokant nedidelis, labai mažas, atsispirėt nuo pėdučių, rankas viso korpusą metat į viršų, kojos šiek tiek prieš jūs, kad įgautumėt kuo didesnį aukštį. Kai pajutot, kad iššokot, lenkitės prie kojų ir savo krūtinę lenkit prie kojų ir paimat grupiruotę. Čia iš esmės tik per praktiką pajausit, kada maždaug jau galima atsileisti. Aš iš pradžių irgi tikrai nesuvokdavau, atsileisdavau per anksti, ant kulnų vis krisdavau, per daug persisukdavau, batonų krisdavau, bet nesvarbu, šitą jau išmoksit ir pajausit. Ir dar vienas dalykas, kuomet sukatės, kuomet iššokat šiaip su galva stenkitės žiūrėti tiesiai. Nežiūrėkit, ne ten tiesiai, tiesiog tiesiai. Su galva žiūrėkit tiesiai, ne apačion. Ir kuomet sukasi, daug pradinukų daro tą pačią klaidą, jie galvą atpalaiduoja ir tokia būna visa atlošta. Kuo filmuoja? Kuo žiūri, ten ir filmuoju. Dabar padarysiu dar vieną labai šūdiną front flipą, tokį casual pradinukų front flipą. Casual pradinukų šūdinas front flipas. Supratot, ko nedaryti. Dabar išmokit, ką reikia daryti. Kuomet jūs paimat grupiruotą, jūs turit būti kuo labiau susilenkę. Kuo arčiau kelieniai šalia krūtinės. Pradinukai daro irgi tą pačią klaidą. Iššoka, vos savo kelienius patepina su savo rankom ir nedasisuka. Tai ja, čia ir visa pamoka. Tikiuosi išmoksit. Tikiuosi padėjo. My life.
Tu čia nefilmuoji šūdą, man. Jau Sakau, filmuoju. žinok, aš sakysiu. Jo filmuoju, sakai. Normaliai. Sakai greitai. Sakai, ką daryti reikia. Sakai, noriu front flipą išmokti, sakyk, ką daryti reikia. Grupiruotę taip pat stenkitės, kai paimat grupiruotę, stenkitės ją paimti kuo arčiau paimti.